Labas visiems. Darysime avino ženklo skaitymą. Šitas skaitimas turės savo išplėstinį skaitimą, nuorodą rasit apačioj. Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais, asmeniniam konsultacijom, kviečiu susisiekti arba užsukite www.mėnuliotarot.lt. Taip pat kviečiu prisijungti į Mėnulio upės genties narystę čia YouTube kanale. Ten matysit papildomas žinutės, kurias matysit tik jūs. Ok, kas yra svarbu avinai? Wow. Jūs labai aiškiai matot situaciją. Toks jausmas, kad jūs buvot pakankamai dosnus šitoj situacijoje ir likot įskaudinti. Ir šita situacija jūs privertė užaugti per naktį. Subręsti per naktį. Kai kuriems iš jūsų gali būti, kad jūsų pastangos parodyti kitai pusiai norą judėti priekį ir atrasti kompromisą buvo suprastos visiškai priešingai. Kažkuria pusė šitas konfliktas ėda, bet man atrodo, kad ne jūs. Man atrodo, kad jūsų pusėje yra tiesiog liūdesys, skausmas, nerimo aš nematau jūsų pusėje. Kai kuriems iš jūsų ateina žmogus į jūsų gyvenimą, kuris toks jausmas, kad jūs esat konflikte su kažkuo, kas yra stipriai mažesnis už tai, kas ateina į jūsų gyvenimą. Ir atrodo, kad tai, kas ateina į jūsų gyvenimą, padės jums laimėti arba kovoti šitoj kovoj, arba apsaugos jūs tam tikrą prasme. Kas yra 3 kalavijai? Kas tai per situacija? Keturi kalavijai ir žinia. Gali būti, kad jūs kažkas nugaustino, pasitraukė nuo jūsų. Bet man toks jausmas, kad jūs gyjat iš to. Tie 3 kalavijai yra tai, kas yra dabar. Galbūt jūs esat tyloj, galbūt nedeklaruojat savęs Facebook'e,
Instagrame, storiuose ir taip toliau, leidžiat savo išgyti iš to, kas buvo. Kas vyko praeitie, kad tai reikia gydyti? Kas vyko praeitie? 4 monetos. Kantrybės, saikingumas. Jūs nenorite apie tai kalbėti. Jūs ilgai neleidot kažkam užgyti, išeiti, nenorėjot kažko paleisti. Ir toks jausmas, kad dabar tarsi esat priversti tai daryti. Kas yra kalavijų karalius? Tai gali būti oro ženklas. Mes turime Jus, Avinas, Vėžys, Vandenis arba tiesiog oro ženklo vyriška energija. Kas yra kalavijų karalius? 8 taurės. Skeptrų karalienė. 10 kalavijų. Tai gali būti žmogus, kuris netiesiogiai Jūs išdavė. Tokia, nežinau, ar teisingai tai vadinu, netiesioginė išdavystė, kada tarsi randamas pagrindas, bet iš tiesų pagrindo tam nėra. Nežinau, kaip tai paaiškinti, gal Jums tai surezonuos. Kas yra taurių tūzas? Žvaigždė ir 9 monetos. Aš sakau, 10 taurių kaladės apačioje. Kai kuriems iš Jūsų imperatorius esat Jūs, bet daugumai aš jaučiu, kad tai yra tai, kas ateina į Jūsų gyvenimą. Jūs paleidžiate kalavijų karalių ir einate imperatoriaus link. Kas yra 5 skeptrai? 2 skeptrai. Tai yra konfliktas, kurį turėtumėt numanyti. Pakabintasis. Skeptrų pažas. Įsimylėliai, saulė, teisingumas. Konfliktas, kuriame Jūs pasieksit pergalę. Kažkur turi pasikeisti Jūsų perspektyva. Į ką reikia fokusuotis Avinui, kad laimėti šitą konfliktą? Manifestacija. Pasaulis, 9 skeptrai, 7 skeptrai. O, Jūs turite visiškai nutraukti ryšį su kažkuo. Absoliučiai. Yra kažkoks truputį manipuliatyvus vaibas visame tame, bet turite išmokti laikytis ribų. Tai yra svarbu. Pažiūrėkime, kas čia. Avinas. Avinas. Kelias. Ar yra dar kažkas? Netikėta sėkmė. Ir dovana. Tai gali būti palikimas. Šitas kortas mes pasiaiškinsim išplėstiniam skaitime. Avinas. Kas yra svarbu Avinui? Išlikite optimistiški, kas liečia Jūsų meilės sritį. Avinas. Pažinkit vienas kitą.
Tai yra apie naują žmogų. Kai kurie iš jūsų pergyvenat, kad jūs nieko nerasit, kad jūs būsit vieni, liksit vieni ir taip toliau. Bet taip nebus. Nebent jūs taip norėsit, kad būtų. Taip nebus. Kas svarbu Avinui? Santuoka ir taika. Jūs būsit santykyje, kuriame jausit taiką. Ir galbūt prie to esat nepratę. Tas konfliktas, kuris ateina, atneš taiką, gali būti, kad tai yra konfliktas, kuris padės jums išsilaisvinti. Tai gali būti baisu, tai gali būti liūdna, bet tai padės jums išsilaisvinti iš to, kas laikė jūs pririštus iki šiol. Okay? Kas yra kelias? Kas yra kelias? Mintys, svarstymai. Kai kurie iš jūsų mąstot, kokiu keliu turėtumėte eiti, kur yra jūsų pašaukimas. Kas yra netikėta sėkmė? Kas yra netikėta sėkmė? Vagis. Wow. Wow. Kas tai? Netikėta sėkmė ir vagis. Netikėtas džiaugsmas. Būkite atsargus, saugokit savo pinigus, saugokit savo galimybės. Gali būti, kad kažkas norės savintis tai, ką jūs turit susikūrę. Su namu kažkas susiję, su gyvenamąja vieta. Dar vieną kortą šitam aspektui. Brandi moteris. Įdomu. Įdomu. Gerai, pasižiūrėsim išplėstiniam skaitime, ką reiškia šitie aspektai, ką reiškia šita naujas ryšys, kuris ateina į jūsų gyvenimą ir kas yra tai. Okay? Nuorodą rasit apačioj video apraše, paspauskit ant video pavadinimo ir rasit nuorodą. Tai ramybės, balanso ir iki. Ate.